Gerai, labas vakaras tie, kurie atėjote į vakarinę sesiją, į mūsų tokį specialų renginį, kuris yra skirtas Lietuvos nacionaliniai fizikos konferencijai. Užmanymas pradžioje buvo truputėlį kitoks, buvo galvota truputėlį kitam reikalui paskirti šitą laiką, bet kadangi šių metų Nobelio premijos tiek fizikos, tiek chemijos surezonavo, tai todėl šiek tiek pakeitėm savo planus. O šiaip tai Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos programinėme komitete tiesiog buvo nuspręsta, kad turėtų būti apžvalga Nobelio premijos laureatų, fizikos aš turiu minėti, jų darbų apžvalga už kiekvienus metus. Tai už 2021 metų fizikos Nobelio premiją, kokie buvo darbai padaryti, kiek tai yra susiję galbūt su Lietuva, tai kadangi tai profesorius Bronislavas Kaulakis yra teoretikas, tai jis daugmaž apšvies galbūt kiek tai yra artima su Lietuvos teoretikų darbais. O toliau šiek tiek papasakosiu daugiau apie antrą ir trečiąjį pranešimą, kadangi tai bus susijęs su 23 metų fizikos ir chemijos Nobelio premijos, tai tada pirmiausia norėčiau pakviesti profesorių Bronislavą Kaulakį. Sveiki. Čia man truputį netikėtai buvo pasiūlyta, Andrius pradėjo ieškoti, kas čia galėtų papasakoti apie tą premiją. Kadangi aš buvau truputį kalbėjęs per radiją tada, kai buvo skirta premija, ten buvo rašyta universiteto puslapyje, tai kažkaip sutikau, paskui pradėjau domėtis, kaip čia buvo anksčiau pasakojama, ar kas nors kitas pasakos, tai nieko neradau, tai čia bus improvizacija tokia. Lyg anksčiau to nebuvo pasakojama, tai čia kažką sumečiu, gal, jeigu bus įrašyta, tai galės kas nors pasiskaityti gal. Tai 21 metais Nobelio fizikos premija buvo skirta 3 mokslininkams. Viena pusė premijos buvo skirta japonų mokslininkui Seikuro Manabe ir vokiečių fizikui Klausui Hasselmannui ir kita pusė italų fizikui Giorgio Parisi. Tai kadangi jie jau buvo 90-mečiai tuo metu, kai skyrė premiją, Parisi buvo dėl 73 gal, tai paprastai Nobelio premijos laureatai paskaitos, kurias jie privalo skaityti, Nobelio paskaitos atspausdinamos Review of Modern Physics, spausdindavo dar kiti žurnalai, Uspėchai Visnauk. Tai jau, pavyzdžiui, Hasselmanno nebėra atspausdinta, o Manabe atspausdino gal tik tai šiemet rugsėjo mėnesį ir be jokios literatūros tenai praktiškai ta pati paskaita. Hasselmanno yra tik tai video įrašas, Parisi yra biškiai išsamesnė. Tai žodžiu, darbai labai seni ir sunku viską apriepti. Tai Manabe gimė 31 metais Japonijoje ir dirbo praktiškai visą laiką Princeton universitete. Hasselmannas gimė Vokietijoje, kaip sako, Veimaro Respublikoje ir dirbo pagrindinai Harvardo universitete ir Makso Planko institute Vokietijoje. Parisi beveik visada Romos Sapiegos universitete. Pasirodo, jis yra didžiausias universitetas Europoje ir įkurtas 1303 metais. Tai Nobelio premija skirta, čia bandžiau kažką lietuviškai parašyti ir originalą, rašiau, kad už novatoriškus indėlius didinant mūsų supratimą apie sudėtingų arba kompleksinių sistemų savybės. Tai viena pusė labiau už Žemės klimato fizikinį modelį, kintamumą, kvantifikaciją ar kvantifikavimą, nežinau kaip versti, patikimą pasaulio atšilimo prognozavimą, o kita pusė už netvarkos ir fluktuacijų tarpusavio sąryšius fizinėse sistemose, pradedant nuo atomų, baigiant planetų lygmenių ir taip toliau, netgi paukščių debesimis ir kvantinė chromodinamika. Parisi darbai apima labai plačiai. Tai kaip minėjau, Manabe gimė Japonijoje, bet greitai persikėlė Jungtinės valstijas. Ir vienas pirmųjų pastebėjo, kad anglies dvideginys prisideda prie atmosferos kaitimo ir visuotinio atšilimo. Tai yra šiltnamio efektas. Anglies dvideginio koncentracija atmosferoje didina Žemės paviršiaus temperatūrą ir termosfera maždaug iki 10 km virš Žemės, o temperatūra
aukštai stratosferoje tarp 10 ir 50 km virš Žemės mažina. Ir tai buvo toliau intensyviai plėtojama. Čia buvo vienas iš pradininkų jis. Hasselmano tyrimai daugiau susiję su orų prognozėmis ir klimato kaita. Gimęs jis Hamburge, Weimaro Respublikoje, dirbo pagrindinė Planko institute ir Hamburge. Ir labiausiai žinomas kaip tokio Hasselmano modelio autorius, tai yra atmosferos fizikos modelis. Ir šis modelis sieja ilgos atminties vandenynų raitą su sparčia ir sunkiai numatoma orų ir klimato kaita. Paryžiuje gimė Romoje ir labai garsus platus mato fizikas teoretikas. Nu jį teko matyti ne vienoje konferencijoje, pasakojant, matos, kad labai dirba intensyviai. Ir jo sritis tikrai plati, nuo kvantinės chromodinamikos, medžiagų sandarų formavimosi iki viesulų ir paukščių būrių susidarimo. Jis atliko fundamentinius teorinius darbus statistinės fizikos, kur jau plėtojama daug dešimtmečių srityje ir yra žinomas kai kurios fundamentinės lygtys, kurios pavadinimas yra ir Paryžiuje pavardė, kartu su kitais dažniausiai. Tai oficialus Nobelio pristatymas prasideda tokiu pagrindimu, kad kompleksinės sistemos yra didelės skalės, ten veikia Žemės klimatas, visa kita. Ir toliau kalbam apie netiesiškumus, nestabilumus, daugelio masteliškumą, kompleksiškumą, chaotiškumą. Ir pradedama cituoti darbai nuo Mandelbroto 1953 metų ir Lorenzo klasikinis darbas. Tai yra labai supaprastintos atmosferos judėjimo lygtys. Jeigu kas girdėjot ar girdėt dažnai profesorius Kęstučio Pyrago pranešimus, tai jis dažnai pradeda nuo Lorenzo sistemos. Ir kaip pavyzdį pateikia, tai yra jo darbas, kuris labai daug cituojamas, bet jis nėra tiesiogiai susijęs su Lorenzo sistema, bet yra jo, pasirodo, bent 3 darbai su bendrautoriais, kuriuose minima ir Lorenzo sistema ir nagrinėta yra. Kad ten chaosas, tai čia iš tokių paveiksliukų visokių matyti. Dabar toliau kalbama apie cituojamas Paryžiuje straipsniukas Nature žurnale, prestižinėme, kai buvo tokie kvantinės fizikos metai, turbūt tada, fizikos metai, turbūt ta proga buvo atspausinta. Tai apie Brauno judėjimą. Ir ten jis pasako keletą aspektų, kad iškyla mikroskopinės trumpų trukmių ir mikroskopinės ilgų trukmių laiko skalės ir ten yra susietingumas, kai sistemos yra nepusiausvyroje. Tai apie Brauno judesį galima, aišku, daug kalbėti. Brauno judesys, tai Braunas stebėjo dalelių judėjimą tokių priemaišų skysčiuose, erdvėje. Bašelie, kuris laikomas pionierių ekonomikos, pateikė, kad Brauno judėjimas vyksta ekonomikoje, pavyzdžiui, ten akcijų rinkos juda kaip Brauno judesys, nors iš tikrųjų ne kaip Brauno judesys pasirodė, bet čia pirmas artėjimas buvo, po to Brauno judesys buvo Einšteino teorija, Brauno judesio teorija, jis šitam darbe 1905 metais tas teorija patvirtino, kad medžiaga sudaryta iš molekulių ir atomų, iki tol dar nebuvo tvirtai žinoma, abejojama. Netiesiogiai maždaug parodė. Tai čia judėjimas būtų Brauno judėjimas erdvėje, yra matematika, Wienerio procesai, kaip žinoma, paskui Levy procesai, signalo intensyvumo judėjimas ir erdvėje judėjimas. Ir mes kažkiek irgi apie Brauno judėjimą kažkada kalbėjom, tai radom tokį posakį, kad Brauno judėjimas yra laiko ašyje. Tai jeigu atstumai tarp impulsų, tarp reiškinių juda kaip Brauno procesas, tai tada gauna signalas duoda vienetą trečią triukšmą. Gali būti. Tuo susidomėjo ir tokie matematikas, profesorius Ivanauskas,
Mackevičius ir jie ten tokį darbą padarė. Ir, matematiškai ten buvo gana sudėtingas uždavinys. Ten esmė yra ta, kad paimam daug dalelių ansamblį, jos juda, kažkokiam potencialiu uždarytos, jos yra pristabdomos, suteikiamas impulsas išorinis visiems vienodas postumis ir tada, jeigu taip dažnai jos stumdysim, tai galima suvaryti į vieną tašką visą. Žodžiu, vietoj to, kad čia atsiskirsta, jos sueina į vieną tašką. Tai išrašėme čia su vektorium dar tokios lygtis ir gavosi, kad čia pavyzdžiui Brauno judesys gali būti toks vienetas iš F kvadratas, duodi kaip Brauno judesys, o tam tikru atveju arti vienetas iš F triukšmo, tai vadinamas rožinis triukšmas, o čia šitas raudonas triukšmas, tai tame tarp ir Hasselmanas ten pastebėjo, kad atmosferoje jis yra. Tai matematikai čia išanalizavo, ten su lėmomis, teoremomis, o čia mūsų kolegos yra skaičiavimai, kaip suartėja į vieną tašką einant laikė, kai dažnai pastumėme dalelės tos. Dabar pasirodo apie klimato, apie Žemės temperatūrą. Domėjęs jau daug mokslininkų ir vienas iš pirmtakų buvo Fourier, prancūzų fizikas, kuris nagrinėjo balansą tarp Saulės spinduliavimo į paviršių ir spinduliavimo nuo Žemės. Amerikiečių mokslininkė Eugene Foti, pirmoji mokslininkė padariusi išvadą, kad kai kurios dujos įšyla veikiamos Saulės spindulių, o didėjantis anglies dvideginio lygis pakeis atmosferos temperatūrą, gali turėti įtakos klimatui. Reiškinys, kuris yra labai dabar aktualus. Kitas mokslininkas atspausdino jau darbą tokį išsamesnį. Ir apie 50 metus Manabe suprato, kad anglies dvideginis kaip tik didina temperatūrą ir didina, jeigu jo koncentracija didėja, didina temperatūrą paviršiaus ir arti Žemės. Tai jo modelis yra, čia bendras modelis toks nupieštas. Tai pasirodo, jeigu Žemės nebūtų atmosferos, tai Žemės temperatūra būtų minus 18,7 Celsijaus laipsnio. Gautų Saulės spinduliavimą ir išgaruotų. O iš tikrųjų yra vidutinė temperatūra 14,7 Celsijaus. Tai yra 33 laipsniai šilčiau, todėl kad atmosfera neleidžia šilumai pabėgti. Tai Manabės klimato modelis yra toks, kad yra papildomai prie to spinduliavimo, kuris jau buvo ten žinomas jau nuo Fourier laikų, kad yra konvekcija tarp sluoksnių, tarp šiltas oras kyla aukštyn, šaltas grįžta žemyn. Vienas dalykas ir kitas yra vandens garavimas padidėja. Ir garų įtaka irgi turi įtakos šiltnamio efektui. Ir gaunasi taip, kad anglies dvideginio koncentracija didėjant, Žemės paviršiuje temperatūra auga, o aukštai temperatūra mažėja aukštuose sluoksniuose. Tai čia bandyta parodyti, kad yra skirtumas tas 33 laipsniai, tai Žemės paviršiaus temperatūra ir aukštų sluoksnių temperatūra. Tai tas papildomas CO2 didina šitą tarpą. Temperatūra slenkasi į didesnių sritį žemai. Šiltnamio efektas stiprėja. Pilnas atmosferos ten modelis yra sudėtingas, čia daugybė jau dabar darbų daroma, visa termodinamika, naudojimas judėjimo lygtys, ten garavimai ir taip toliau ten vandenynus reikia skaityti labai svarbus, kad iš tikrųjų didėja tai vandenylio CO2 koncentracija, tai tyrimai rodo, čia vienas ir Nobelio premijos pristatymė paveiksliukas pateiktas, kiti čia iš literatūros paimti, kaip didėja vidutinė temperatūra, kas būtų be natūraliai ir žmonių įtaka, laikoma išskirta, ir kas daugiausia CO2 išskiria, tai dominuoja Kinija ir visos kitos šalys, kiek besistengtų, nelabai ką gali sumažinti CO2 išsiskyrimą. Dabar oras yra
chaotinis arba klimatas chaotinis. Ir Hasselmanas daugiausia ir nagrinėjo tokį chaotinį judėjimą ir kombinuotą atmosferos ir vandenyno sąveiką tame tarpe. Ir yra greitas judėjimas oro, klimato lėtesnis, bet yra lėtas sąveika su vandenynais, vandenynas lėtai juda ir visas skaičiavimas yra gana sudėtingas. Ir yra panašiai kaip Lorenzo sistemoje žemos dimensijos chaosas. Tai, kad gaunasi paprastose sistemose mažos dimensijos chaosas, tai yra toks reiškinys, kai negalima tiksliai suskaičiuoti, kas bus ateityje, žinant pradinės sąlygas ir judėjimo lygtis. Nes vos pakeitus pradinės sąlygas gausime visiškai kitą trajektoriją. Tai tą jau nusakė prancūzų mokslininkas Poincaré, kaip sakoma, paskutinis universalus matematikas universalas. Ir tai susijęs su trijų kūnų problema, su vadinamu Keplerio atvaizdu. Tai Keplerio atvaizdą mes truputį kitokį nagrinėjom seniai, kai yra paprasčiausias vienmatis vandenilio atomas elektromagnetiniam lauke. Tai gali būti šotinėjimas tarp aukštų lygmenų ir chaotinė arba difuzinė jonizacija. Tai tas yra, netgi straipsnis yra pavadintas Keplerio atvaizdu. Dabar klausiu Hasselmano, darbai tai daugiau nagrinėjo ilgos atminties procesus ir yra Hasselmano modelis klimato ir pagrindinis tai yra tas pirmas darbas ir tai labai jau senas, klasikinis, kur jau iš esmės sudėta daug kas. Ir ten irgi visur minimos Langevino lygtys, fluktuacijos, Lorenzo lygtys, stochastiškumas, bet pradeda jis savo publikacijas ir nuo tokių dalykų kaip Feynmano diagramos, naudojimas netiesinė sąveika ir stochastiškumas. Tai galima, ir ten yra toks senas darbas, kad jis pastebė liktai, kad yra raudonas triukšmas, toks yra vienetas maždaug iš F kvadrato. Tai pasirodo, kad dabar stebima daug kur atmosferos sąveikoje su vandenynais ir kitur tenai paviršiuose astrofizikoje vienetas iš F triukšmas. Ir kai kas cituoja ir mūsų senus darbus, yra čia keletas įmečiau tokių, tikrai pastebėtų, kur vienetas iš F triukšmas nebūtinai toks yra, kaip pastebėtas pirmosios Hasselmano darbuose. Tai dabar orai, klimatas, milžiniška, jiems įtaką turintys vandenynai ir labai sudėtinga sistema. Ir Manabe ir Hasselmanas tokiems tyrimams padėjo pamatus, todėl mokslininkai buvo skirta šį premiją ir turbūt ir todėl, kad yra labai aktualu dabar. Tai rodo, pavyzdžiui, kad yra fundamentalių straipsnių tokiuose žurnaluose kaip Nature Physical Nature Communications, New Modern Physics, Nature Physics, kai kur. Dar galime pažymėti, kad spalio 24 minima kaip klimato kaitos diena. Pasakoma, kad šylant klimatui kyla pavojus gyvybės žemė išlikimui. Klimato kaita sukelia išmetamas dujos, kietos dalelės, daug išskiria automobiliai, pramonė ir norint, kad netaip kaistų žemė, reikalinga tausoti, mažiau vartoti, mažiau judėti, skrydžių gėdos jausmas taikomas ir panašiai. Pasirodo, yra ir lietuvis, kuris labai aktyviai dirba šitoje srityje. Yra bent 3 straipsniai Nature žurnale ir iš viso gal daugiau negu 140 straipsnių, bet Web of Science yra tiek ir pacituotas mano duomenimis 7,000 kartų. Nors sakoma, aš girdėjau per radiją, kad jis yra tarp 1% daugiausia cituojamų ar mokslininkų, bet nežinau, ar tai tiesa. Jis dirba Galway universitete, Airijoje. Tai
Tai yra, aišku, ir daugiau lietuvių ir fizikos institute buvo, yra, pavyzdžiui, Lujaninės darbai gana cituojami, nors darbai yra su daugybė bendrautorių. Ir šitą Dainiaus Čiaburnio irgi darbai yra su daugybė bendrautorių, kai kurie su mažesniu skaičiumi, kai kurie ten šimtai bendrautorių, tiesiog 10 bent jau. Didelės komandos dirba, tokius tyrimus atlieka. Mūsų vėlesni grupės darbai buvo irgi apie visokias Landževėno lygtis, kad yra laikai, du galima išskirti, trumpą greitą vidinį ir išorinį, ten surištos kokias lygtis, ilgos atminties procesai, ten socialinė ekonominė sistemoje yra anomali difuzija, ilgos atminties procesai, scalingas vadinamas ir taip toliau. Dabar Giorgio Parisi tyrimai tai yra sunkiai aprėpiami, kaip minėjau, jis atrado paslėptus parametrus, paslėptas sandaras. Ir jo didžiausias įtaka yra į kompleksinių sistemų, sudėtingų sistemų teoriją. Kad yra tam tikri procesai, tam tikri reiškiniai, struktūros susidaro sudėtingose sistemose ir ne tik fizikoje, bet labai įvairiose srityse. Ir jo darbai naudojami, cituojami ir matematikoje, biologijoje, neurofizikos, neuromoksluose, mašininiam mokyme ir kitur. Tai pavyzdžiui, yra ten toks sutinių kristalai, sutinių stiklai, kur sutinys gali būti kiekvieno kristalo kaip magnetukas įvairus. Ir jis išplėtojo tokią teoriją netvarkingų sutinių, kaip jie ten persiorientuoja. Kitoks pavyzdys būtų, pavyzdžiui, kai suspaudžia yra sistema atsitiktinai išsimėščiusių kritulių, kokių, sakykim, sferų, ir ją suspaudžia, ir kiekvieno suspaudimo metu gaunasi kitokia sandara. Susidaro atsitiktiniai procesai ir yra vidinės paslėptos, nematomos tokios struktūros, nematomi parametrai, yra be galo didelis tvarkos parametrų skaičius yra. Toksai, kad gali būti didelis atvejų kartas. Ir taip pat jis tyrė ten neuroninius tinklus, daugelis pusiausvyrų, kai yra kelios galimos pusiausvyros, klasikinio optimizavimo problemą, pavyzdžiui, sprendė, kaip tas optimaliai ten kokiam prekeiviui yra apeiti su įvairiais sustojimais ten tam tikrą kelią ir taip toliau. Yra toks skyrius pateikiamas kaip atsitiktinis lazeris, kur yra dėl simetrijos pažeidimo įvairios harmonikos užsipildo atsitiktinai ir čia kaupiamo energija yra kaip atvirkštinė temperatūra, įvyksta simetrijos pažeidimas ir susidaro įvairios atsitiktiniai tiesiog reiškiniai. Jo darbų yra irgi įvairių, tame tarp ir žurnale Science, ir yra Review Modern Physics, ir kituose, ir paskaita yra jo atspausdinta žurnale tik tai visiškai neseniai. Tai Parisi yra pasirašęs kartu su kitais Italijos mokslininkais raginimą tokį kreipimąsi į žiniasklaidą, kad žiniasklaida tik tai daugiau kalba apie orą, koks bus oras, blogas ar geras, o labai mažai kalba apie klimato kaitą, apie klimato kaitos pavojų, kad tai yra karščio bangos labiausiai tikėtinos dėl klimato kaitos ir to pasiekmės yra tos visos beveik katastrofos, kurios dabar stebimos. Taip pat dėl paskitusio kritulių kiekio kylant temperatūrai padidėja
tam tikras sausumas, kuriuose žemės vietose, kai kur iškrenta labai daug kritulių, o kur labai sausa, tai miškų krūmynų gaisrai. O Vilniaus universiteto klimatologas Justinas Kilpys sako, kad įžengiame į teritoriją, kurios nebuvo per pastaruosius milijoną metų. Na, aš čia dar paėmiau iš literatūros apie Nobelio premijų statistiką. Tai fizikos, chemijos, medicinos, jeigu pažiūrim pirmam paveiksliuke, tai amerikiečiai labai dominavo, bet jeigu perdaruojam 100 milijonų gyventojų, tai tada Jungtinė karalystė iššoka labiau ir laikoma, kad Amerika dabar jau, jeigu ten nubraižia kitaip, ten pagal dalį tenkančius 100 milijonų gyventojų, tai jau mažėja. Leidžiasi žemyn, žodžiu, kažką bando aprašyti tam tikrą išraišką, tam tikrą teoriją priskirti. Na, dar, kaip žinom, čia Japonija nepavaizduota, bet Japonijos netgi valdžia ėmėsi tokios politikos, kad gauti kuo daugiau Nobelio premijų. Tikrai pastarai, kad jau 20 metų ten teko girdėti tą jų pareiškimą. Tai ir tikrai pastaraisiais metais Japonai gauna gana nemažai. Kažkada buvo gal vienas Jukava, ten pirmas gavęs Nobelio premiją. O dabar tai Japonai vos ne kas met ar kas kelinti metai vis po vieną kitą vis gauna. Tai tiek. Ačiū uždėmesį. Profesoriau, gal norite bent vieną klausimą užduoti? Prislavui. Taip, prašau. Kokių Japonai ėmėsi priemonių? Ką daro Japonai, kad būtų daugiau iš Japonijos Nobelio premijos laureatų? Nu, nežinau, į fundamentinius mokslus kažkiek daugiau pakreipė. Japonija buvo, kaip žinom, technologijos labai išplėtotos po Antrojo pasaulinio karo. Jiem ten buvo prestižas atsigauti šaliai, kur buvo labai militarizuota. Ir kai baigiantis karui, ten imperatorius kreipėsi į tautą, kad reikia pasiduoti, bet mes vis tiek turim išlikti. Tai tikrai išplėtojo technologijas, jie ten ir greitai traukiniai ir po žemė, visas tokius antras padarytas ir visa kita. Ir buvo iš esmės taikomieji mokslai labai daug išplėtoti. O fundamentinių dalis buvo neproporcingai maža Japonijoje. Tai dabar jie ten ėmėsi tai, kad daugiau fundamentinius mokslus, tai matyti ir iš biudžeto daugiau skiria finansavimo fundamentiniam mokslams. Panašiai dabar yra ir vėlesnių laikotarpių Pietų Korėjoje, kur dar praktiškai pirmauja Pietų Korėja pagal finansavimą moksliniams tyrimams apie 4% bendro vidaus produkto skiria. Ir kai atėjo prezidentė, kuri buvo po to nuimta ten, tai ji pareiškė, kad reikia dar daugiau, ten atseit jos buvo programinė rinkiminė kalba, kad reikia dar padidinti finansavimą mokslinių tyrimų Pietų Korėjoje. Nu, pirmauja dar Izraelis, jeigu pasaulyje, taip sakant. Tai fundamentiniuose tyrimuose. Ačiū. Nu gerai, paskutinį klausimą. Dar Šveicarija ypatingai išsišoka iš visų, ypatingai moksle. Ačiū už įdomų pranešimą, bet žiūrėkit, jūs nagrinėjate arba mokslininkai labai trumpą laikotarpį, bet Žemėje, žinome, buvo labai karšta, kai buvo dinozaurai, paskui buvo visai šalta, kai ledynas atėjo į Lietuvą, tai visą laiką kinta be žmogaus įtakas. Tai galbūt vis tik tokie svyravimai temperatūros yra surišta dar ir su kitais procesais, kurie mes nesuprantame. Ačiū. Taip, yra su kitais procesais ir, kaip sakiau, milžinišką įtaką turi vandenynas ir visokie ten dumbliai, kurie auga, žalioji masė pasigamina vandenynuose. Bet tie procesai yra labai lėti. Jie vyksta, jeigu taip labai smarkiai pasikeisti klimatui, tai reikia milijonų metų ir net 10 milijonų metų. Pavyzdžiui, koralų rifai, kur yra ten toj vietoje, dabar ten sako, ten keista tik paviršius, tai ten yra buvę, kad vandenynas buvo 30 metrų nusileidęs arba pakilęs. Ir jeigu nueisim kur nors į ekskursiją ten Italijoje, ten kalno, kur pilis, ten yra kriauklelės žemėje. Tai yra buvo jūra. Bet tas buvo per ilgas labai laikotarpius. Ir paskutinis apledėjimas buvo maždaug prieš
10 000 metų. Ir tas ledynas trautėsi nuo Lietuvos. Paskutinis iškišulys buvo ties Varėna. Ten ir dabar šalčiausia vieta. Ir dabar jis yra jau Norvegijoje ir baigia ten sutirpti. Žodžiu, tas yra lėtas procesas. Ir kadangi taip greitai šąla, tai laikoma, kad žmogus įtaka. Ir dabartiniai modeliai, tokie matavimai įvairių parametrų, įvairių ten taršų, viso kito. Ir paskui modeliavimas sudėtingas, juk tai rodo, kad vis tik tai žmogaus įtaka yra milžiniška. Greitam kitimui. Gerai, ačiū. Tai dar kartą padėkokim profesoriui. Ir mes irgi norime iš savo ruoštų irgi jums padėkoti.